Platonas yra ryškiausias vakarų mąstytojas ir jo filosofija labai yra plati savo temomis ir politinė filosofija yra integrali Platono mąstymo dalis, tačiau ne vienintelė. Vis dėlto manoma, kad Platono idėjų teorija ir prisiminimo anamnezės teorija atsirado mąstant apie Atėnų tuometinės būklės parametrus ir mąstymas apie valstybės prigimtį, apie piliečio santykį su valstybe yra esminis Platono mąstyme. Ir esminis Platono politinės teorijos elementas yra supratimas, kad visuomenė sudaryta iš luomų, panašiai kaip žmogaus siela sudaryta iš 3 dalių. Valstybėje yra 3 luomai – filosofų luomas, sargybinių luomas ir dirbančiųjų luomas. Ir žmoguje yra 3 pradai, jo sieloje 3 pradai – svarstantysis arba mąstantysis pradas, logikon, narsusis pradas, tymikon ir geidžiantysis pradas, epitimetikon. Taigi Platonas mano, kad žmogus mąsto, žmogus yra ambicingas ir žmogus taip pat yra apimtas įvairių kūniškų geidulių. Ir žmogui reikia pasiekti harmoniją šitų pradų. Ir tos harmonijos sieloje siekis yra projektuojamas į valstybę. Ir Platonas mano, kad teisingumas valstybėje yra labai susijęs su 3 luomų darna. Tie 3 luomai filosofų, sargybinių ir dirbančiųjų turi susikalbėti, turi būti tam tikras interesų balansas ir tam tikra hierarchija. Filosofai, kurie yra ir politikai, valdo, sargybiniai gina, dirbantieji dirba. Ir šie 3 luomai atitinka 3 dorybės. Išminties dorybė, kuri yra filosofų dorybė, narsos dorybė, kuri yra sargybinių dorybė ir taip pat nuosaikumas, kuris yra dirbančiųjų dorybė. O visos valstybės dorybė yra teisingumas ir teisingumas išplaukia iš šitų 3 luomų santarvės, dermės ir hierarchinių santykių. Taigi valstybės sandara yra panaši žmogaus sielos sandara. Ir tos kovos, kurios vyksta sielos viduje, Platono suvokimu vyksta ir pačioje valstybėje. Taigi, norėdami sukurti darnią valstybę, kuri būtų ir savaranki, ir išmintinga, mes turėtume įsižiūrėti į tai, kas vyksta mūsų sielos viduje, į tas kovas, kurios vyksta sielos viduje, nes tai yra tos pačios kovos. Ir žmogus, pasiekdamas darną savo sieloje, jau tampa pasiruošęs dalyvauti politikoje ir tapti naudingu valstybei žmogumi, jis pasiruošęs dalyvauti 3 luomų – filosofų, sargybinių ir dirbančiųjų interesų derinimo procese. Taigi etikos ir politikos santykis yra esminis santykinėje filosofijoje ir gaila, kad šiais laikais mes tai pamirštame. Senovės graikų supratimu etika yra politiška ir politika yra etiška. Neįmanoma politika be atožvalgos į etiką. Ir jeigu žmogus yra nesubalansuotas, jeigu jo sieloje dominuoja chaosas, tai toks žmogus visada bus netinkamas pilietis. Dar viena labai svarbi mintis yra ta, kad žmogus yra politinė būtybė iš prigimties. Čia yra visų graikų požiūris, ne tik Platono, bet ir Aristotelio. Ir iš to plaukia išvada, kad žmogus gali savo galimybes, savo interesus geriausiai atskleisti visuomenėje, bendruomenėje. Jisai neturi būti suvokiamas kaip sraigtelis tam tikroje valstybės mašinoje. Jis nėra pajungiamas kolektyvui, tačiau jis suvokiamas kaip neatomizuotas, nes jo raiška, jo prigimties realizavimas geriausiai yra įvykdomas, atbaigiamas bendruomenėje, valstybėje. Ir žmogus, būdamas geru piliečiu,
turi galimybę geriausiai save kaip asmenį realizuoti. Jeigu gyventų kaip vilkas miške, jis realizuotų tik tai dalį savo prigimties. Kai jis gyvena kaip pilietis ir siekia būti naudingas visai bendruomeniai, jis ir save kaip asmenį geriausiai realizuoja. Tai čia tokia graikiška mintis, kuri būdinga ir Platonui, ir Aristoteliui, ir iš esmės visiems kitiems politiniams mąstytojams.